Sveiki prisijungę, čia Info diena, mes tęsiame darbą. Klonio gatvėje laukimo atmosfera. Šiandien yra ta diena, kai antstoliai iki 10 vakaro vykdydama teismo sprendimą gali paimti mergaitę ir perduoti motinai. Klonio gatvėje yra mano kolega Karolis Vaitkevičius. Sveikas dar kartą, Karoli. Labas, Rasa. Kokios naujienos? Na, iš ties naujienų nėra daug, žmonės laukia, jų gretos šiek tiek praretėjo, galbūt dėl lietaus, galbūt dėl pamažu pradeda temti, kas ruošiasi vakarienei, kas namo, na, bet iš ties nuotaikos laukimo ir tikrų žinių, ar šiandien bus vykdomas teismo sprendimas, kol kas nėra. Šalia manęs, tai pastebėjau, yra renkami taip pat parašai tam, kad Edita Žiaubienė būtų atstatydinta iš vaiko teisių kontrolierės pareigų, raštą ketinama siųsti prezidentai, Seimo pirmininkai, Seimui. Taip pat, kiek teko išgirsti iš pačių žmonių, tiesa, šią informaciją dar reikėtų patikrinti. Pareigūnai, kurie penktadienį dalyvavo akcijoje, kaip jie pavadinti, operacijoje, paimant mergaitę, atsisakė antrą kartą tokiame reide dalyvauti. Esą pateikė pareiškimus savo viršininkui, kad antrą kartą į tokią operaciją nevyks. Na, kiek tikros tokios žinios, aš negaliu patvirtinti, tikrai negaliu dabar patikrinti. Rasa? Karoli, aš matau vaizdą vaikų, aš kaip mama, man natūraliai jie krenta į akis. Dabar yra 7:30 vakaro. Ką jie ten veikia? Nes yra šalta, reikia ruošti pamokas. Ar daug jų yra ten? Na, Rasa, tikrai iš ties neskaičiavau, vaikų yra, kaip ir kitų žmonių, ir suaugusių, ir jaunuolių. Na, iš ties vaikai žaidžia, vaikai bėgioja aplinkui. Nepasakyčiau, kad atmosfera yra labai įtempta. Na, bet žmonės laukia. Niekada negali žinoti, kad atvyks pareigūnai ir Stankūnaitė. Rasa? Karoli, minėjai, kad žmonių minė šiek tiek praretėjo. Ar galima tą patį pasakyti apie policijos pareigūnus? Ar jų yra tiek, kiek atvažiavo, tai yra truputėlį daugiau, negu tu radai jų ten nuvykęs? Ne, iš ties pareigūnų nepadaugėjo, pareigūnų patrulis stovi Klonio gatvės pradžioje. Vienas patrulis, pastiprintas patrulis, 3 žmonių ekipažas buvo atvažiavęs apsidaryti, matyti, vertino situaciją, na ir pasišalino. Pareigūnų daugiau Klonio gatvėje tikrai neatsirado. Rasa? Kaip artimieji, ar buvo išėjusi tik tai ponia Audronė Skučienė, ar buvo pasirodę galbūt ir ponios Venckienės tėvai, Laimutė ir Vytautas Kedžiai? Ne, artimieji iš ties yra namuose su mergaitė, žmonės būriuojasi prie namų durų ir kieme aplink namą. Na, o mes prieš tai pusvalandį kalbėjomės su Audronė Skučienė, kuri patikino, kad iš ties ir namo viduje yra laukimo atmosfera, tačiau mergaitė iš pradžių įsigandusi, šiek tiek nurimo ir viskas dabar jau yra tvarkoje. Rasa? O laikinoji mergaitės globėja ar jau grįžo namo? Ne, laikinosios mergaitės globėjas ponios Venckienės dar nematėme, ji buvo atvykusi dieną, matyt, pasikalbėjo su artimaisiais ir išvyko į Vilnių, kiek mums žinoma, dalyvauti televizijos laidoje. Rasa? Dėkui, Karoli, mes su tavim dar būtinai šiandien susisieksim, o mes tęsime žinias tą pačią temą.